Koks šiandien oras, koks šiandien oras, koks šiandien oras pas mus. Ar šviečia saulė, ar lyja lietus, ar pučia vėjas, ar sninga pas mus. Prieik prie lango ir pažiūrėk, koks šiandien oras pas mus. Šiandien šviečia saulė, lauke karšta. Prieik prie lango ir pažiūrėk, koks šiandien oras pas mus. Šiandien lauke šlapia, lyja ir griaudėja, audra už lango. Pribėk prie lango ir pažiūrėk, o koksgi šiandien oras pas mus. Šiandien labai vėjuota, pučia stiprus vėjas ir taip pat apsiniaukia ir debesuota, šalta. Na ir dabar paskutinį kartą prieinam prie lango ir pasižiūrim, koksgi šiandien oras pas mus. Už lango žiema, sninga. Kaip smagu, tik tais labai šalta. Nueik prie lango ir pažiūrėk, koks šiandien oras pas mus. Ar šviečia saulė, ar lyja lietus, ar pučia vėjas, ar sninga pas mus. O, koks šiandien oras pas mus. Ar lyja, ar šviečia saulė, ar pučia vėjas, ar sninga už lango pas mus. Štai atėjo ruduo, pradėjo lyti. Lietuti, tu nelyti, kitą dieną vėl sugrįžti, mūsų Mija nori žaisti. Lietuti, tu nelyti. Lyja, lyja, lietus, per karalius pietus, karalienė verkia, karaliukai knarkia. Tekšt, perbėgo per balą. Rapinėjam, mūsų kraipinėjam, čiūdžinėjam, po šlapių krūmų. Uostinėjam, žiūrinėjam. Rapinėjam pamažu. Rudenį krenta nuo medžio lapai ir kai būna stiprus vėjas, tie lapai po visą mišką, pievą ar kelią nuo vėjo pučiami juda. Bet su lapais galima labai smagiai žaisti. Juos galima sugriebti į krūvą ir tada į tą krūvą šokti. Rudenį saulė pradeda slėptis po debesim. Jos matosi vis mažiau ir mažiau. Tačiau labai smagu yra žiūrėti judančius debesis, kuomet pučia vėjas. Kai vėjas pučia, debesis labai greitai juda dangumi ir galima juos stebėti ir žiūrėti, kokius gyvūnus danguje matai. Po rudens ateina žiema. Žiemą saulės išvis beveik nematyti, būna apsiniaukę visą laiką, sninga lauke ir pučia stiprus vėjas kartais. Va žiūrėk, kaip gražiai sninga ant šuniuko. Čia ne lietutis, mažiukai, čia ne lietutis, čia sniegas. Ir kai daug sninga, prisninga ir visur balta, kur dairaisi. Pasižiūrėk, vat, eini, brendi per pusnis. Ir tada dar labiau prisninga, pusnis darosi didelės. Ir žiūrėk, matai, koks tas kačiukas mažas, o pusnis sniego labai didelės. Ir žiūrėk, prie medžių prisninga ir tada labai smagu lauke žaisti. Pakratai medžio šaką ir labai daug sniego krenta žemyn. Kaip smagu, pasižiūrėk. Ir tu tai pabandyk, kai bus sniego lauke. Kai ateina žiema, mūsų laukia pati smagiausia žiemos šventė. Tai yra Kalėdos, kuomet visas miestas pasipuošia lemputėmis
Ir pro kaminą įslenka Kalėdų senelis ir palieka po eglutę daug dovanų. Po žiemos ateina pavasaris. Pradeda tirpsti sniegas ir žydėti medžiai. Taip pat išlenda visos gėlytės. Būna labai gražu. Pavasaris pats gražiausias metų laikas. Pavasarį atsigauna gamta ir mes pradedame laistyti lauke gėlytes ir apskritai daugiau eiti į lauką, žaisti lauke. Vis daugiau šviečia saulytė ir dėl to lauke yra labai šilta. Po truputį vis šiltėja, mes žaidžiame su smėliuku ir pradedame žaistis vandenėlyje. Po pavasario ateina vasara. Pats šilčiausias metų laikas, kuomet visą laiką šviečia saulytė. Vasara yra maudynių metas. Labai žiūrėk, kaip mėgsti pasipliuškenti, atsigaivinti vandenėlyje, dėl to, kad vasara yra labai karšta. Va, žiūrėk, kaip smagiai žaidi su vandenuku. Taip pat vasarą galima važiuoti prie jūros. Arba plaukti valtelę, dėl to, kad labai yra šilta. Arba galima važinėti su dviračiu. Kaip smagu.